dar karvės pilvas buvo visiškai uždaras. Snigs pradėjo. Toks lengvas, lengvi tokie pabarstukai. Tik tais. Sveikučiai, atvažiavom pas karvytės ir apžiūrėt kabiną, kur galbūt vieną dieną čia atžygiuosim ir praleisim naktį, pakempinsim. Turime pečių, tad nebus šalta. Jep. Turime čiužinį kažkokį su kaldra primyštą. Turime kažkokią musių gaudyklę. Jo, yra dar antras aukštas. Mažos kopėtėlės kažkokios. Ir galima dar į antrą aukštą irgi užsibrauti. Tai fainai vieta, manau, čia sakau, kokį kartą galėsim ir atvykt, atžygiuot. Karvytis galvoja, kad čia šeimininkas, bet čia ne šeimininkas. Kavos! Čia tokia dalis, kur Kauris laiko šieną, rulius. Tai šitus rulius kitą savaitę galbūt pradėsim holinti į namus. Ir visus karvės, kas čia yra. Neikit pas mane. Tu debilas. Žodžiu, čia turim rulius jo, tai kitą savaitę pradėsim holint pas mus ir visas karves stumsim link savos fermos ir ten jos žiemos. Tai reikia didelę dalį šitų rulių parsivežti į namus, kaip sakiau, pasiruoš žiemai, paklot patalus karvytėm. Ir jo, tokia žodžio atskira čia, tokia plius minus zonelė. Jo, tai čia toks kvekturas pasivažinėjimas. Šiandien Kauris išvažiavo į Williams Lake apsipirkt gėrybių, lauktuvių ir viso kito. Tai šiandien turim tokią laisvesnę dieną. Galim pavažinėti, paturint. Aišku, dar šiandien dirbškį ten medžių reikia papjaut, sunešti prie kelio, bet nežinau, ar čia šiandien darysim ar ne. Prieš kokias 3-2 dienas Kauris minėjo, kad pusryčiaut karvės atvyko ne visos, plius minus 75 tik. Kita dalis greičiausiai kažkur nuvyta vilkų buvo, užgujota kažkur į pamiškę, tai buvom anam gale nuėję, ten link kalnų, jeigu matot. Bet ten tik kokias 4 karvės radom, kurios ten tiesiog kempino nakčiai ir viskas. Kitos karvės greičiausiai vat nuėjo ten, bet kiek matau dabar, tai panašu, kad diduma tikrai čia jų yra.
ir panašu, kad visos susirinko. Tai vykstant truputį į fermos kitą galą, parodysiu tą negyvą karvę, apie kurią minėjau praeitam vlogė, kad iškasta gerklę, prakasta pilvo ir paskendusią griovį. Tai lekiam. Tai va, štai ta negyva palaidota karvė, apie kurią kalbėjau. Čia matot toks va griovelis yra, pilnas vandens jis būna. Matot, užšalęs dabar ir karvė tiesiog susmukus tam dumble buvo. Ir jo, kažkaip žodžiu nebeišlipo ir susmuko. Taip galima sakyti. Karvės ateina link manęs, nesvarbu. Tai žodžiu, praeitą kartą, kai buvom, kai pirmą kartą gal mane Kauris atsivežė čia aprodyti visas karves ir visą turą, tai dar karvės pilvas buvo visiškai uždaras, neprakastas kaip dabar yra, nes kaip dabar tai matot viskas išeista, šviežiai dar rausta šiandien ryte, nes greičiausiai arba naktį. Bet jo, visa iščiulta, suėsta jau, tai tokią situaciją turim. Kaip sakiau, vilkai didelė problema ir Kauris vilkų čia šiaip tai nemedžioja, kad žinot, eiti į medžioklę ir tiesiog taikytis vilkų ar tų pačių meškų. Tai nėra tai, bet jeigu turi galimybę, kažkoks grobis šalia vilkam yra ir aplinkui pilna karvių, kur vilkai vis tiek užgano ir po to vieną kitą papjauna. Tai jeigu turi šansą, tai juo ir pasinaudoja. Tokia gyvenimo logika, žinot, kaip ten sako. Droš šito arba droš tave, žodžiu, ne? Kažkas tokio. Tai turim neapsakomai gražų viewą, prieki karvių, prieki manęs. Yra didelis kalnų horizontas, taipogi tenais matos už eglių, pušų. Ką, lekiam namučių. Reik dar biškį pamalkauti šiandien, tad negaištam laiko ir varom. Sukrovėm malkas, grįžom namo, einam vakarieniaut ir see you tomorrow, I guess so. Sveiki draugai, kaip matot, esam sukabina traktoriai ir pantalonų už mūsų. Rulių priekabą, važiuojam į Bobslendą ir pradedam holint rulius, beilus atgal į mūsų fermą. Ruošime žiemai, speigui ir šiandien greičiausiai padarysim keletą reisų, nes greitai neina važiuoti, atrodo traktorius be amortikų visiškai ir kabina, nežinau, atrodo, kad be kabinos važiuočiau, žinai. Aš čia pripratęs prie, žinai, gerų traktorių, tai čia dabar galiu bėdavotis. Žodžiu, kabina žiauriai neizoliuota, turi reikčiai kamerą. Mechaninį pavarų dėžė. Au! Į trečią pavarą įmušiam, bet pirštą nusimušiam. Don't mean a thing if it don't pass the test. If you ain't never done something you regret, well then I'm proud of you. Now get it. Nursery rhyme out of my face. Wintertime, springtime, summertime, autumn. Show me to the jukebox, you can if you got 'em all. Country like Johnny, country like Merle.
Country like Loretta, that honky tonk girl. Country like Towns, country like Travis. I'm a country fried junkie with a bad habit. Prikrovėm didelius 8 rulius, tai kai tik pradėjau važiuoti, tai traktorius tiesiog tiesiai važiavo. Suk į kairę, suk į dešinę, nes buvo ant tam tikrų biškį anglų pasviręs. Bet ir dabar, tarkim, jeigu nori pilnai sukti į kairę ar į dešinę, tai traktorius tiesiai važiuoja. Tai važiuojam žiauriai lėtai, porą ten tokių kalniukų yra. Tarkim, dabar turim posūkį. Aš dabar tai suka, nes svorio centras biškį kitoks. Nu ką, nežinau. Važiuojam, bandom. Nuversim, tai nuversim, žinai. Kas čia tokio? Bus tų ralių. Dar reikia žiūrėti šitą kampą, kad priekaba neatsimuštų į stopą, į sparną. Kaip matėte, iškrovėm rulius, pavalgėm pietus, yra 1:30, varom padaryti antrą laudą ir greičiausiai taip šiandien dieną ir užbaigsim. Šiandien Kauris dabar laukia kažkokios merginos iš Anaheim Lake, kurie šiandien pasiims vieną arklį treniruot, kad arklys, žodžiu, veiktų, ne? Darytų tai, ką šeimininkas nori. Kauris turi 4 arklius, nenufilmavau, nes buvau jie kitam gale suvaryti. Bet manau, dar pamatysim juos, gražus, vienas baltas, kitas rudas, šviesiai, o kitas baltas su rudu, tokiais plėjimais. Nu, žodžiu, gražus arkliukai. Kelias gan slidus, tas visas sniegas sutryptas, tai toks vos ne kaip ledas pasidaręs, tai gali beveik skersai imti ir su traktoriumi iš tikrųjų. Snigt pradėjo. Toks lengvas. Lengvi tokie pabarstukai. Neblogai, ką? Tikrai neblogai. Kaip realiai antrą kartą kraunu rulius. Gerai. Galbūt kažkaip eitų labiau pastumti, žinai, link ten, bet dar vieną eilę galėčiau padėti, bet čia jau nelabai vietos yra. Bijau, kad nusiridentų, žinai, tai gal rytoj. Atidarėm garažo vartus. Rytoj traktorius bus naudojamas, tad reikia įvaryti į vidų, kad ryte normaliai užsikurtų. Nes naktį -15, tai žinot, nelabai nori kurti, žodžiu. Tai šiltai, garažiukį.
Šiandien yra trečia diena, kaip vežam rulius. Tai pirma diena, kur padarėm 2 reisus, vakar padarėm 3 reisus, o šiandien yra po 12:30 dienos ir darom 2 reisą. Iškrovimas, nuvažiavimas, atgal grįžimas ir iškrovimas apie 2 valandas 40, tai realiai vienas reisas, galima sakyti grubiai 3 valandos, tai galima padaryti tik 3 reisus per dieną, nes vakar baigiau traktorių į garažą, vėliau 5 valandą vakaro, tai visiškai tamsu buvo jau. Tai šiandien 2 reisą darom, tai šiandien truputį greičiau sukamės. Biškį ir gaziukai jau šiandien taip drąsiau spaudžiam su pakrauta priekaba, nes jau žinom, kur duobė, žinai, visą kitą. Jau ir mokam truputį gražiau susikraut, ne zigzagais, tai geriau ir laikosi. Taip ir važinėjame, į priekį atgal, į priekį atgal. Šiauriai didelis briedis, ką tik šieną eidė. Dabar atvažiavau 3 reisui ir va matau briedį į priekį. Oi, tu nu. Pažiūrėk. Fuck. Matot, va čia. Fuck, išsigando jis manęs tipo. Nubėgau, žodžiu. Šūdas. Į gaga. O tai va, nuo briedžių preventinam šieną. Vis tas briedis, man atrodo, reiks nušaut man jį. Mėsytis biškai pasidaryti briedienus, žinai. Ką, vieną rulį nuvertėm, netyčia stumdami vieną. Tai prieka buvo užstatyta buvo, tai rytoj paimsim. O jo, didelį čia, žinai, ir bėda. Nėra čia bėda, žodžiu, ką noriu pasakyti. Pilam kuriuką. O, šūdas jau pilnas. Sumokėjau 60 baksų, bet čia galonas $100. So, I don't know, kem 7, o pripeina už šiam. Tai žodžiu, gražins galą, ne? Šiaip turėtų visą gražinti, jau nežinau, ko laukiu. Turėtų gražinti kortelę gal. Žodžiu, šiandien padarėm 2 laudus, nebaisiai čia norim dirbt, nenorim persidirbt, nes beveik jau 2 savaitę dirbu be jokios išeiginės. Tai šiandien iki 3 padirbom, atvažiavom į kažkokią degalinę, užsipylėm kurų. Ir visą kitą biškį 10 km ruožą iki čia padriftinom, nes visur žvyrkelis, žiauriai daug sniego. Tai šiaip padangų žiauriai gerai sukimba, tai bijojau nusirašyti, nes tik spaudė gazą, iškart tempė į priekį, žinai. Tik tais. Tai žodžiu, vakar nukrito ant paskutinio laudo ratas, priekabos tiesiog nukrito. Kas ratai, žinai, pavogė važiuojant? Niekas nepavogė, žinai, tiesiog nukrito. Tai ten Kauris padaręs ant žiauriai mažų špilkų tą ratą užmovęs, visiškai custom made, savadarbiai ten. Savadarbiškai pasidaręs, dar ryte patikrinau ir oro slėgį, nes ten padangos leidžia ir priveržiau ratus. Na, aišku, ir nebuvo atsileidę, bet žodžiu, nukrito tas ratas. Tai šiandien vienai pusėje vienas ratas, kitai pusėje 2 ratai, padarėm 2 reisus. Galvoju, reik važiuoti biškai pasižmonėti, visą laiką dirbu nuo tamsos iki tamsos, žinai. 4 valandą jau tamsu, tai šiandien gražus oras, pliusas, nėra šalta, tai važiuojam biškai pasivažinėti, aišku, čia nėra ką parodyti visiškai, nors gan šiandien graži diena. Priekį matome Anaheim Peak. Galvoju, bus kada kokią progą, jeigu užlipti, užlipsim. 16 km tik. Bet elevation beros 2000, nu tai žodžiu žiauriai statu, žiauriai. 2000 sukilimų per 16 km, that's tough, I'd say so, that's tough. Tai tas Anaheim Peak yra kaip po galiojimo jau, žodžiu, pasibaigęs galiojimas vulkano, senas vulkanas yra. Aišku, jis dabar čia kažkur už medžių slepiasi.
Grandma service. I don't know. We don't go here. Žodžiu, visas miestelis vien tik indėnai. Nieko iš tikrųjų kažko, žinai, kanadietiško baisiai. Indėnai, Native Americans, kurie bando visą žemę susigrąžint. Nors ir tavo žemė jis pyksta, kad tu jo žemė esi. Kad tu jau žemė gyvulius ganai. O jie savo teksų nemoka, žinai. Nieko nemoka, nieko nedaro. Briedžius medžioja, nors populiacija jau ir tai briedžių žiauriai maža, bet toliau briedžių medžioja. Vakar kaip tik briedį mačiau. Ai, nu tai va, įkėliau. Matyt. Ne vakar, čia prieš gal 2 dienas ar 3 dienas. O, čia yra mokykla. Elementary school. Gas. Fast food. Donuts place. Bet nežinau ar veikia. Čia kažkas Bela Kūla yra tas uostas, apie kurį kalbėjau. Tai not much to see though. Čia hidroelektrinė Nagasakio ir Jarašimos. Jo, hebra, nieko. Aišku, čia dar į šonų, žinai, tas keliukas vat nuvažiuoja visur. Vienas ar kitas keliukas į miškus. Bet va tokie tiesiog pavieniai namukai, kažkokie pavieniai versliukai. Čia va barstymo įmonė kažkokie kelių, greideriavimo. Iki Bela Kūlos 136 km. O čia prasideda žvyrkelis, kiek suprantu. Na, jo, žvyrkelis tik apsnigtas. Road closed when flashing. Which is not flashing right now. Priekį matome įspūdingai gražų peizažą. Iš tikrųjų nuostabus peizažas. Visur realiai supa kalnai, tik vienoje pusėje ar kitoje pusėje, žinai, užstoja medžiai. Tai netaip matosi. Bet, jo. Rami vieta numirt, žodžiu, kaip sakant. Peaceful place to die. Dabar nežinau, kažkoks trendas yra, kur rašo, kad this is place to... Žodžiu, visiškai nėra kur važiuot. Tai mes paimam ir apsisukam. Bet ant tiek slidu, kad nevažiuoja, žinai, mašina. O čia tai slidu, čia eitų į padriftyti visai. Platus kelias, žinai. Lelyška! Bet vis tiek kažkaip kimba. Kai važiuoja, kažkaip kimba. Kai iš vietos turi pradėti važiuoti, kažkaip nelabai kimba, žinai. Pabarstyta, žinai. Pilnas bačiokas Kurenzo. Žodžiu, dar pilna galia daiktų, tai kilimėlis, meškeriais, porą maišiukų šiukšlių, visiškai nebuvo laiko ten susitvarkyti, nes kažkaip Kaurius pradėjom kartu dirbti ir kažną dieną dabar tiesiog dirbam. Ir visiškai nėra laiko, tai gal va šiandien grįšiu, pasitvarkysim. Sakysiu, kad norėjau susitvarkyti mašiną, manau, nieko blogo jis man ir nepasakys, nepyks. Kad vietoj 3 laudų šiandien padariau 2 ir nuvažiavau į miestą truputį dienos šviesos pamatyti ir biškį atsipalaiduoti, žinai. Aišku, kad ir nėra ką pamatyti, bet vis tiek. Tai va, čia kažkoks nusukimas, matot, uždarytas, gal ir nelabai važinėjimas. Čia matosi labai daug kebų, communities indėnų greičiausiai. Arčiausias miestas yra tai Bela Kūla, bet sakau, turistinis ir labai viskas brangu. O kitas yra Williams Lake. Nuo čia iki Williams Lake yra 316. Žinoma, dar yra Alexis Creek 203. Žinoma, dar turim Nimpa Lake. Bet Nimpa Lake truputį didesnis negu Anaheim Lake. Tai suprantat, visiškai dykynė. Čia matote keturratininką su šuniu. Tai va, o mes šitas visas paskutinės dienas, nežinau, kokias 6 dienas, 4, tarp 4 ir 6 dienų, dabar tiksliai nepasakysiu, holinom rulius iš Bob's Lando į mūsų Landą, nes
žiemą visus karvės bus pas mus fermai, kaip sakiau jau, o kaip gal ir nesakiau. Tai ruošiam šieną, kad būtų patogu šert ryte, tai šieną vežamės pas mumis. Tai jau visas dienas holinau ir dar greičiausiai ateinančias dienas holinsiu. Tai manau taip, vlogelį ir uždarom šiandienos 33 berods, nes vien tik holinimas, daugiau nieko. Kaurės išvaro ryte šert gyvulių, aš holint. Nieko švento, nieko naujo, nieko įdomaus. Žinoma, nepamirškim paspausti subscribe, jiems nieko nekainuoja, o man didelė motyvacija suteikia toliau kurt. Tada matau, kad ir jums įdomu, kažkam įdomu. Žinoma, paspauskite ir laiką. Jumsgi nieko nekainuoja, o man prideda motyvacijos toliau kurti. Kaip visą laiką, ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu norit kitą video, spauskit laiką ir subscribe. Iki.